So my subject this morning, Šios rytos mano tema, what is supersessionism? kas yra supersessionizmas. We normally call it replacement theology. Mes esame įpratę šį terminą vadinti pakeitimo teologija. I don't know how you translate that in Lithuanian, Svečias nežino, kaip mes jį verčiame į lietuvių kalbą, but it is the doctrine of the church bet tai yra bažnyčios mokymas, doktrina, that replaces Israel and the Jewish people kurioje kalbama, kad jį pakeičia Izraelį ir Izraelio tautą, with the Christian church. kuri pakeičia būtent Izraelio tautą, į jos vietą ateina krikščionių bažnyčia. The key passage I will discuss is from Genesis chapter 12. Taigi pagrindinius dalykus, kuriuos aš jums šiandieną norėčiau papasakoti, tai yra iš pradžios knygos 12 skyriaus. So could you read for us in Lithuanian Genesis chapter 12 verses 1 to 4? Taigi jums perskaitysime iš pradžios knygos 12 skyrius, 1-3 eilutės. Pirmasis pasakojimas apie kūrimą. Pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę, o žemė buvo padrika ir dyka, tamsa gaubė bedugnę ir dvasia iš Dievo dvelkė viršum vandenų. Tuomet Dievas tarė, tebūna šviesa, ir šviesa pasirodė. Let's pray together. Dabar visi pasimelsime. Avinu Malkeinu Bashamayim, our Father, our King, who is in heaven. Mūsų tėve, mūsų Dieve, kuris esi danguje. Lord, we come to you today to be taught by you. Šiandien Viešpatie mes atėjome pas tavęs, kad būtume išmokyti. We pray that by the power of your Ruach Kodesh, your Holy Spirit, Mes meldžiame, kad tavo šventosios dvasios galia that you will open our eyes, atvertų mūsų akis, that you will teach us your word, išmokysi mūsų savo žodžio, that you will give us discernment by your Spirit, kad tu mums suteiksi dvasios skirimą, that we may understand more of your truth. kad mes dar labiau suprastume tavo tiesą. We pray that you will be our teacher and our guide. Mes meldžiamės, kad tu būtų mūsų mokytojas ir mūsų vadovas. We pray that you will show us more of Yeshua, Jesus the Messiah. Mes meldžiame, kad tu dar labiau mums atskleistum, parodytum Jėzų Mesiją. Show us how he is the way, the truth, and the life. Kad tu mums parodytum, koks jis yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Show us how he is the Messiah of Israel and the Savior of all nations. Kad tu parodytum, koks jis yra Mesijas ir koks jis yra pasaulio gelbėtojas. Lord, we know that your heavenly wisdom comes from above. Viešpatie, mes žinome, kad tavo dangiško išmintis ateina iš viršaus. It is full of the fruits of righteousness. Ji yra pilna teisumo vaisių. It cleanses us in body, soul, and spirit. Jie apvalo mūsų kūną, dvasią ir sielą. And we ask for your forgiveness where we have fallen short of your standards. Ir mes atsiprašome, kur mes nupuolėme, kai neklausime tavo įsakų. We ask for your cleansing, your healing, and your restoration. Mes meldžiame, mes prašom tavęs išlaisvinimo, išgydymo ir atstatymo. We ask for the filling and empowering of your Spirit, Mes prašome tavęs, kad tu pripildytum savo dvasią ir sustiprintum mus, that we may live our lives to the glory of God, kad mes gyventume savo gyvenimą tavo šloviai, that we may preach good news to Israel and all nations, kad mes galėtume skelbti gerąją naujieną Izraeliui ir visoms tautoms, that we may know you and worship you in spirit and in truth. kad mes pažintume tave ir šlovintume tave dvasia ir tiesa. B'Shem Yeshua Mashiachenu, in the name of Jesus our Messiah. Mūsų Jėzaus Mesijo vardu. And all God's people said, Ir visi Dievo žmonės sako, Amen. 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 Thank you. Ačiū Jums. Acho. Wow. I have a big topic. Šiandien turiu labai svarbią ir gan plačią temą. I will go quite quickly.
Aš šią temą išgvildensiu gan greitai, but I always give homework for afterwards. bet po paskaitos aš visada užduodu besiklausantiems namų darbus. So if you would like a copy of my slides, Taigi, jeigu jūs norėtumėte mano pristatymo būtent to you can informacijos, you can use Professor Google to translate them into Lithuanian. jūs be abejo galite pasinaudoti profesorium iš Google ir jums viską išvers. And I will give them to be emailed, and there will be more to do there. Ir taigi, be abejo, jos mums perduotos ir jeigu kas norėtų pasidalinti ir gauti tų skaidrių, mes tikrai maloniai jums jas atsiųsime, tik reikia žinoti jūsų elektroninio pašto adresą. I want to introduce supersessionism. Taigi, aš norėčiau pradėti su pristatymu, kas yra pakeitimo teologija. I want to define it. Noriu ją apibrėžti, apibūdinti. I then want to say how we read the Bible to avoid it. Ir norėčiau pasakyti, kaip mes turime skaityti Bibliją, kad išvengti to būtent pakeitimo teologijos. We will look at 3 types of replacement theology. Mes peržiūrėsime, pažvelgsime 3 tipus, kurie sudaro būtent pačią pakeitimo teologiją. And we will look at some examples in the history of the church. Taip pat mes pažvelgsime į keletą pavyzdžių, kurie būtent yra susijęs su bažnyčios istorija. And then we will ask the question, if so, so what? Ir tada mes užduosime klausimą, jei taip, tai kas tai? What do we do practically? Ką mes darome praktiškai? It's not just a theory, I want to know what to do. Tai yra ne tik teorija, bet aš tikrai noriu žinoti, ką reikia daryti, ką reikėtų daryti. Are you with me? Ar jūs dar mane sekate, klausotės? That's the menu. Taip, būtent yra šitoks mūsų šios konferencijos planas. And thank you so much for the worship that leads us into the spirit of receiving from God. Ir aš be galo esu dėkingas už šlovinimą, kuris mus veda į Dievo dvasią, priimti Dievo dvasią. My dancing is not so good, Be abejo, mano šokis nėra toks jau geras, but I try. bet aš tikrai stengiausi. But I use words. Bet aš naudoju žodžius. Words are also dancing. Žodžiai taip pat yra šokis. Let's define the subject. Pirmiausia, mes apibūdinkime pačią In temą. England, we have a game for children called musical chairs. Anglijoje mes turime žaidimą, kurį žaidžia vaikai ir vadinasi muzikinės kėdės. Do you play this in Lithuania? Ar jūs tokį žaidimą žaidžiate Lietuvoje, tai yra jūsų vaikai ir gal patys esat žaidę? There are 10 children 10 vaikų, dancing round 10 chairs. kurie šoka aplink kėdutės, The music stops. kai muzika nustoja groti, They all sit down. jie visi sėdasi, Then they start the music again. tada jie vėl toliau pradeda groti muziką, They take away one of the chairs. vieną iš rato paima kėdę, The music stops. kai muzika vėl nustoja 9 groti, children sit down. sėdasi 9 vaikai, The one who does not have a chair. vienas iš jų, kuris jau neberanda vietos atsisėsti. Don't have a chair. Taigi paprastai pradeda verti, kad man nebeliko kur atsisėsti, nebeliko kėdės. He's out. Taigi jis iškrenta iš žaidimo. Then you do again until you only have 2 children Ir taigi tai tęsiasi iki tol, kol belieka 2 vaikai and 1 chair. ir 1 kėdė. The music stops. Muzika nustoja groti. The one on the chair is the winner. Vienas, kuris sėdi ant kėdės, yra The laimėtojas, other one is out. o kitas, kuriam nepavyko, They've tiesiog lost. iškrenta iš žaidimo. That is the simple explanation of supersessionism. Tai yra būtent temos supersesionizmo, arba aš visada jūs įvardinsiu kaip pakeitimo teologija, tai yra pakeitimo teologijos pats principas. The Latin word sedeo means to sit. Lotynų kalboje žodis sėdi reiškia sėdėti. Super sedeo is to sit on someone else's chair. Super sėdėti, sėdėti, tai yra būtent atsisėsti į kito vietą. And Israel had a chair, but now the church has taken Israel's chair. Izraelis turi kėdę, bet dabar bažnyčia yra paėmusi, yra atėmusi būtent Izraelio kėdę. This means that the election of Israel, God's choice of Israel, has been revoked and replaced
by the Christian church. Tai reiškia, kad Izraelio išrinkimas buvo atmestas ir pakeistas bažnyčios. The Jewish people, the Jewish law, the land of Israel, and the worship of Israel no longer have any meaning or theological significance except as pointing to and fulfilled in Christ. Taigi žydų tauta, žydų įstatymas, žydų žemė ir šlovinimas toliau nebeturi jokios teologinės reikšmės, išskyrus tą vietą, kuri nukreipia į Kristų ir kuri yra išpildyta Kristuje. And the practice of Judaism or any Jewish worship or observance by Christians is death-bearing, mortifera in Latin, and anathematized, cursed. Taigi judaizmo praktika pagal krikščionis jau yra mirusi, ji yra kaip prakeikta, ji yra tiesiog pašalinta, išimta. Now we had lovely Jewish worship. Taigi mes dabar ką turėjome nuostabų žydišką šlovinimą. We sang Hine Matov. I think it was in Russian, yeah? In Hebrew, Hine Matov. Svečias mano, kad buvo ji atliekama hebrajų kalba, Himenatov. Maybe you can sing and you can worship, but you cannot keep kosher. Galbūt jūs galite ir giedoti, ir šlovinti, bet jūs negalite laikytis košer. You cannot keep the Sabbath. Jūs negalite laikytis šabo. You cannot practice circumcision. Jūs negalite praktikuoti apipjaustimo. Because according to the doctrine of supersessionism, these are all replaced and fulfilled by Christ. Nes pagal būtent pakeitimo teologiją jau visa tai yra išpildyta ir jau yra įvykdyta Kristui ir tai yra tiesiog pašalinta. Are you following me okay? Ar jūs mane dar sekate ir klausotės? We do the definitions. Taigi mes šiuo metu mes dabar tiesiog pateikėme apibūdinimus, kas tai yra. This is the blind synagogue. In many cathedrals in Europe, statues of Synagoga Kaika, the synagogue blinded. Taigi mes matome skaidrėje moterį uždengtą akimis, kuris yra būtent statula, yra daugelį bažnyčių, taip kaip vaizduojanti aklą sinagogą, nematančią. And the ecclesia is victorious. O bažnyčios susirinkimas yra pergalingas ir žiūri tiesiog iš viršaus, žvelgia būtent į sinagogą. And the synagogue is blinded and ashamed. O sinagoga yra apakusi ir akla ir susigėdusi, gėdingos This is būsenos. the typical Christian understanding of Jews and Judaism. Taigi yra tipiškas krikščionių supratimas apie žydus ir judaizmą. And it's wrong. Ir be abejo tai yra klaidinga. This is a model of two people going in to buy a sofa. Taigi mes matome skaidrėje tokį kaip paveikslėlį pavyzdį, kaip du žmonės ketina nusipirkti sofą. And it's a special sofa. It's being cut in half by the salesman. Taigi sofos pardavėjas, sofą paprasčiausiai jie padalino per pusę. And he says this model is very popular with those who aren't really sure what they want. Taigi apačioje užrašas teigia, sako, kad šios sofos modelis yra labai populiarus tarptų žmonių, tarptų pirkėjų, kurie tikrai nežino, ko jie patys nori. I don't know if you have a sofa like that at home. Aš tikrai nemanau, kad jūs namuose turite tokią sofą, kuri būtų padalinta per pusę. A sofa is for two people to sit together. Sofa yra skirta dviem žmonėms sėdėti kartu. But supersessionism cuts the sofa in half. Bet pakeitimo teologija tiesiog perpjauna, perskiria šitą sofą į dvi atskiras dalis. Jews here, Christians there, cut in two. Taigi vienoje pusėje sėdi krikščionys, kitoje pusėje sėdi žydai ir tai tarp jų yra perpjavimas, tai yra perskira. We need to bring the sofa back together. Mums reikia šitą sofą vėl sujungti, kad ji taptų kaip vienas. Unless you're a couple where you have lots of fights and you need two halves of a sofa. Taigi, kai poros sutuoktiniai susipeša, kai nesutarė, be abejo, tai sofa irgi yra tokia kaip padalinta ir yra kaip dvi atskiros dalis. That's my bad joke. Na, tai, Laugh politely. taigi, čia manau gal toks juokas, bet jeigu juoksitės, tai mandagiai. So there's three types of supersessionism. Taigi, grįžtant prie pakeitimo teologijos temos, jų yra įvardymi trys tipai, trys būtent apibūdinimai. Punitive.
punishing supersessionism. Taigi pati pirmoji, būtent pirmasis apibūdinimas tai yra baudžiamoji pakeitimo teologija. Israel is being punished for not accepting Jesus. Izraelis yra nubaustas už tai, kad nepriėmė Jėzaus. The Jews have been banished from their land. Taigi žydams yra atimta jų žemė, Their temple has been destroyed. jų šventykla sugriauta. The city of Jerusalem is taken over by others, Taigi miestą Jeruzalę užėmė kiti. and they deserve to be punished. Ir jie nusipelnė, kad jie būtų nubausti. This was the teaching of many centuries of the Christian church. Taigi krikščionių bažnyčia šioks mokymas tęsiasi keletą šimtmečių. The Crusades in Europe punished the Jews for rejecting Christ. Taigi įvairiausi kryžiaus žygiai per Europą baudė žydus ir būtent jų tautą. Martin Luther, the Protestant reformer, wrote 65,000 words on the Jews and their lives. Taigi Martinas Liuteris parašė 65,000 words, 65 tūkstančių žodžių, būtent kurie yra nuteikti prieš žydų tautą. saying the Jews should be thrown out of Germany. Taigi, kad vokiečiai tiesiog turėtų būti išvaryti, išvyti iš Vokietijos. Their synagogues burned, Jų sinagogos turi būti sudegintos, their books destroyed. jų knygos sunaikintos. They should be given no safety. Jiems neturi būti suteikta jokio saugumo. If they did not convert to Christianity, they deserved to die. Jeigu jie neatsivers į krikščionybę, jie tiesiog nusipelnė mirties. Luther's books were reprinted by the Nazis in Germany before the Second World War. Prieš antrąjį pasaulinį karą Liuterio knygos nacių Vokietijoje buvo išverstos į vokiečių kalbą. This is very bad anti-Semitic propaganda. Tai yra be galo bloga antisemitinė propaganda. Some people even today still believe it. Ir daugelis žmonių net iki šių dienų vis dar tuo tiki. We need to repent of it and put it right. Taigi mes turime atgailauti dėl šito ir turime būtent pastatyti tai į teisingą poziciją. The second type of supersessionism, Antras apibūdinimas būtent šios pakeitimo teologijos yra sekantis. economic supersessionism. Vertimas būtų ekonominė pakeitimo teologija. The Greek word economy, oikonomia. Graikiškas žodis oikonomija. Oikos is your house. Oikos yra jūsų namas. Nomos is the law or principle. Nomos tai yra įstatymas, pats principas. So economics is the principle of running your economy, the way you live in your home. Taigi ekonomika būtent ir apibūdinimas tai yra taip, tai yra jūsų būdas, jūsų gyvenimo būdas, kaip jūs namuose tvarkotės ir kaip jūs laikotės įvairiausių taisyklių. Your economy is your plan for life. Jūsų ekonomika tai yra planas jūsų gyvenimui. Economic supersessionism says that Israel is no longer needed in God's purposes. Taigi ekonominis pakeitimo teologija arba ir būtent teigia, kad Izraelis daugiau nebėra reikalingas Dievui, kad Dievui daugiau nebereikia Izraelio įvykdyti savo tikslams. Now that Jesus has come, he has completed everything in the Old Testament. Taigi, taip kaip Jėzus atėjo, jis viską įvykdė, kas buvo parašyta Senajame testamente. The Jews no longer have any role in history. Kad žydai nebeturi daugiau jokios veiksmo, jokios svarbos istorijoje. They are no longer the people of God. Jie nebėra Dievo tautos vaikai. They have no continuing theological significance outside the church. Ir kad jie nebeturi jokios teologinės reikšmės, kur yra už bažnyčios. Maybe a few Jews will become Christians. Galbūt keletas žydų taps krikščionimis, But God has finished with the rest of them. bet su visais likusiais Dievas jau yra tiesiog pabaigęs šitą reikalą. Economic supersessionism is like a rocket taking off from the earth. Taigi šis ekonominė pakeitimo teologija yra prilyginama raketai.
You know a rocket? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We have liftoff. Taigi tikrai visi, galbūt daugelis iš jūsų esate matę, kaip yra paleidžiama raketa, kai yra skaičiuojama atbulinė tvarka nuo 10 iki kol pasiekia 1 ir būtent įgyja pagreitį ir raketa kyla į viršų. You don't want to do the sound effects. So the first stage of the rocket takes off. Taigi pirmasis etapas yra tas, kuris būtent pakelia pačią raketą. But as soon as it gets away from the Earth's gravity, Bet kai tik ji išeina iš Žemės gravitacijos aplinkos, you get rid of the first stage. taigi šita pirmoji, būtent tas pirmasis etapas, jis jau And yra it- nebereikalingas. It falls back to the Earth. Ir jis tiesiog nukrenta ant Žemės. And then the second stage continues into to the moon or to Mars or wherever it's going. O antras etapas, tai yra ta likusi dalis, ta pagrindinė raketos dalis, toliau ji tęsia kelionę ar į Mėnulį, ar į Marsą, ar jau kur jos yra paskirta vieta. But you no longer need the first stage. Bet ta pirmasis etapas, jis tiesiog tampa nebereikalingas. It's not needed in the economy of God. Taigi jis ir nebėra reikalingas Dievo planuose. Sorry to may It's I not needed explain? in God's plan. Yeah, I understand because we didn't explain the word economy that it is plan. Yes. Okay. Mes su svečiu kalbėjomės, dar išsiaiškinau irgi, kas yra žodis būtent economy. Tai apibūdino, kad tai ekonomika, tai ir tai, kas jau buvo anksčiau sakyta, bet dar žodis economy, kaip man svečias sakė, jis turi dar kitą reikšmę, yra planas. Taigi pakeitimo teologijos planas. Ir šitas planas, economy is not needed, jos nebereikia. Yeah. Baruch, clear? Ar viskas jums suprantama? Good. So the next type of supersessionism is the most important type. Ir trečia, būtent pakeitimo teologijos dalis yra pati svarbiausia. It is the way that we tell the story of the Bible. Tai yra būtent būdas, kaip mes pasakojame Biblijos istoriją. And if we want to correct and respond to supersessionism, Ir jeigu mes norime pataisyti, pakoreguoti ir atsiliepti į pakeitimo teologiją, we need to be able to tell the whole story of the Bible. tada mes turime gebėti papasakoti visą Biblijos istoriją. This is difficult. I pray for my translator. Tai yra pakankamai sudėtinga ir svečias maldoje aš. Structural supersessionism Tai yra struktūrinė pakeitimo teologija. is the Christian reading or understanding of the biblical canonical narrative. That's the whole of Scripture, Old and New Testament. Tai yra būtent krikščionys, kaip jie skaito Bibliją, kaip jie skaito kanoninį pasakojimą, kur eina nuo sukūrimo iki ir toliau bus pratęsta. Tai yra būtent kaip krikščionys skaito visą Bibliją nuo pradžios iki pabaigos. And structural supersessionism has 4 stages. Ir būtent trečiosis pakeitimo teologijos, ta struktūrinė pakeitimo teologija, turi 4 etapus. The creation of the world, Pasaulio sukūrimas, the fall of Adam and Eve, Ievos ir Adomo nuopuolis, redemption in Christ, atpirkimas Kristuje and the second coming, Jesus coming to complete his kingdom. ir paskutinis, tai yra Jėzaus sugrįžimas atbaigti jo karalystę. But it doesn't have a place for the call of Israel. Bet tarp šitų visų 4 nebėra vietos, nesiranda vietos Izraelio pašaukimui. To be a means of blessing for all nations. Izraelio pašaukimas, kuris yra palaiminimas visoms tautoms. Most Christians have a 4-stage biblical narrative. Taigi dauguma krikščionių būtent skaito Bibliją tais pagal tuos 4 punktus. They do not have a 5th part, the call of Abraham. Jie neturi 5 dalies, būtent Abraomo pašaukimo. My friend, I was just with him and with Boris in Vienna, R. Kendall Sulan.
Taigi mano draugas ir būtent Kendall Sulan tai yra būtent jo draugai, kurie susitiko Vienoje. He's written a book called The God of Israel and Christian Theology. Jis parašė knygą Izraelio pašaukimas ir krikščionių teologija. And he says that the standard model of understanding the Bible Jis teigia, kad būtent standartinis įprastas Biblijos modelis it separates the gospel in the New Testament atskiria Evangeliją Senajame testamente. from the God of Israel in the Old Testament Aš pasikoreguosiu, jis atskiria Evangeliją Naujajame testamente By- ir Izraelio Dievą ir Izraelį Senajame testamente. by collapsing God's covenant Taigi sugriaudami Dievo sandorą with Israel su Izraeliu into the economy of redemption in Christ. būtent į atpirkimo planą Kristuje. The only reason for the call of Israel Vienintelis priežastis dėl Izraelio pašaukimo is to look forward to the coming of Christ. tai yra žvelgti pirmin, laukti Kristaus atėjimo. And this means you lose sight of Israel having any reason or significance outside of Christ. Taigi ir mes prarandame žvilgsnį, prarandame Izraelį, būtent jo pašaukimą. And could you complete the end? Second part? The only reason to have Israel is to point to Christ. Taigi vienintelis Izraelio tikslas yra nurodyti Kristų. And that means I only exist as a Jew to point to Jesus. Taigi tai reiškia, kad aš egzistuoju toks kaip žydas, tai yra tik tam, kad nurodyti Kristų. Well, that's one reason I'm here. Taigi viena iš priežasčių ir čia yra tai, kad aš esu su jumis. But I'm here also to remind the nations that God is faithful to his people Israel. Bet aš taip pat esu čia tam, kad jums priminti, kad Izraelio Dievas yra ištikimas savo tautai, priminti kitoms tautoms apie tai. The consequences of this doctrine, Taigi šios doktrinos kokios yra pasiekmes? it separates the old covenant in the Old Testament from the new covenant in the New Testament. Taigi jį atskiria Senąją testamentą, Senąją sandorą nuo Naujojo testamento ir Naujosios sandoros. And many Christians say Old Covenant bad, New Testament, New Covenant good. Taigi ir daugelis krikščionių sako, kad Senasis testamentas yra bloga, bet Naujasis testamentas ir Naujoji sandora tai yra gera. Old Covenant law, New Covenant grace. Taigi Senas testamentas įstatymas, Naujasis testamentas malonė. But this is not right. Bet tai nėra teisinga. Really, there is only one covenant that God makes with all creation. Iš tikrųjų, tai yra viena sandora, kurią Dievas sudaro su visa kūrinyje, su visa savo kūryba. And the old and the new covenants cannot really be separated like that. Ir tokiu būdu, kaip buvo pasakyta, Senasis testamentas ir Naujasis testamentas, jie negali būti atskirti vienas nuo kito. Another consequence, it separates Jesus from his people. Antra pasiekmė, būtent kas buvo įvardinta pakeitimo teologijos, tai yra atskiria Jėzų nuo Izraelio tautos, nuo žydų. The word became flesh and dwelt among us. Taigi žodis tapo kūnu ir gyveno tarpe mūsų. The word of God became a first century Jew. Taigi pagal Dievo žodį, First century Jew. taigi būtent pagal jo žodį tapo žydas pirmajame tūkstantmetyje. Jesus was born in Bethlehem of the line of David, of the tribe of Judah. Taigi Jėzus gimė Betliejuje iš Judo giminės. You can't really be a Jew on your own. You have to be part of a people. Tu negali būti žydas kaip pats savaime, tu turi būti savo šeimos kažkokios tai grupės dalis. Jesus the Jew is the Messiah of Israel and King of the Jews. Taigi Jėzus yra Izraelio mesijas ir yra žydų karalius. And if you separate Jesus from his people, you are really separating him from his Jewishness. Jeigu atskiriame žydą, jeigu mes atskiriame Jėzų nuo žydų tautos, tai mes jį atskiriame jo Jewishness from. His Jewish identity. Mes his Jewish- tai lygiai taip pat mes atskiriame būtent jo žydiškumą. He's born a Jew,
He's circumcised on the 8th day. Jis gimė žydas, jis buvo apipjaustytas 8 dieną. He dies on the cross a Jew. He rises from the dead a Jew. Taigi jis miršta ant kryžiaus kaip žydas ir jis prisikelia iš mirusiųjų kaip žydas. He's seated at the right hand of the Father as a Jew. Ir jis kaip žydas sėdi Dievo tėvo dešinėje. And he will come again to judge the nations Ir jis vėl sugrįš teisti tautų and to judge Israel. ir teisti Izraelio. And he will be enthroned as the King of Israel and Savior of all nations. Ir jis bus karūnuotas kaip Izraelio gelbėtojas ir visų tautų gelbėtojas. Hallelujah. Are Aleliuja. you looking forward to that? Ar jūs šito laukiate? If you are not looking forward to that, you don't have any hope. Jeigu jūs šito nelaukite, tai reiškia, kad jūs neturite jokios vilties. But if you know he's coming again, you want to welcome him. Bet jeigu jūs laukite jo sugrįžimo, ar jūs norite jį pasitikti? Maranatha, come Lord Jesus. Maranata, ateik Jėzau viešpatie. It also separates Jesus from the history of Israel. Šita teologija taip pat atskiria Jėzų nuo Izraelio istorijos. And it separates the human Jewish Jesus from the divine eternal Christ. Ir jis atskiria būtent žmogiškai Jėzų nuo dieviškojo Jėzaus. And this is a heresy in the Christian church, Ir krikščionių bažnyčioje tai yra laikoma erezija, which was called Docetism. Kuris buvo vadinamas Docetism. Docetism. The Docetics believed that Jesus wasn't truly human. Dausytis tikėjo, kad Jėzus nebuvo pilnai žmogus. He was really God pretending to be human. Jis buvo Dievas, bet apsimetantis žmogumi. But we need to know that God became one of us. Bet mes turime žinoti, kad Dievas tapo vienas iš mūsų, That Jesus was as human as you and me. kad Jėzus buvo žmogus lygiai taip pat kaip jūs ir mes, kaip mes visi esame. So you cannot separate Jesus in his divine fullness Taigi jūs negalite atskirti Jėzų nuo jo dieviškos pilnatvės. He is fully and truly God. Jis yra Dievas, jis yra tikrai ir pilnai Dievas. From his Jewish humanity, he is fully human, fully male, fully Jewish. Žvelgiant iš žydų pusės, iš žydų tautos kaip ir visų žmonių, jis yra žydas, jis yra žmogus, taip kaip mes visi esame. So we need to tell the story of the Bible in the right way. Taigi mums yra būtina skaityti Bibliją, jos istoriją būtent teisingu būdu. I told you my story. Tom Cruise didn't phone me this morning. Kaip vakar aš jums pasakojau savo gyvenimo istoriją, kol kas Tomo Cruzo nesulaukiau dar jo skambučio. But here is the storyboard of my life. Bet čia yra būtent lenta, tai yra lenta, kuri yra sudėta mano gyvenimo istorija. Maybe you tell the story of your life in stages. Galbūt jūs pasakote savo gyvenimo istoriją būtent etapais. We need to tell the story of God in stages. Taigi mes taip pat turime papasakoti Dievo istoriją irgi etapais. Act 1, God creates a place suitable for life where humans made in his image can live under his rule and blessing. Taigi pirmas veiksmas, Dievas sukuria vietą tinkamą gyvenimui, kur žmonės padaryti pagal jo atvaizdą gyvena, jam vadovaujant ir pagal jo palaiminimą. And he calls Adam and Eve to enjoy life responsibly, to be fruitful and to tend and watch over the earth. Taigi jis pašaukė Adomą ir Ievą gyventi pilnatvišką gyvenimą ir atsakingą gyvenimą. Act 2, sin entered the world when Adam and Eve ate a piece of fruit. That's eating my apple. Taigi nuodėmė atėjo į pasaulį, kai Adomas ir Ieva suvalgė vaisiaus. From the forbidden tree in the Garden of Eden. Jie ragavo to vaisiaus nuo uždrausto medžio, kuris augo Edeno sode. The Bible doesn't say what kind of fruit it was. Biblija nepasakoja mums, koks tai buvo vaismedis. Maybe a pomegranate. Galbūt tai buvo granatmedis, Maybe a mango. tai gal buvo mangų medis. The rabbis have many discussions. Tai rabinai šio klausimu turi įvairių diskusijų. Food is very important, Be abejo, maistas yra be galo svarbu, but we don't have time. bet tam mes neturime laiko.
but the consequences of their sin is it gets worse and worse and worse. Tik, bet pasiekmės yra būtent tokios, kad viskas darosi vis prasčiau ir blogiau. And Noah and the flood is almost the destruction of the world and a new creation. Taigi Nojus ir būtent tas potvynis yra kaip visa, kas buvo, kaip viso to pasaulio sunaikinimas. Act 3. This is the part most supersessionists do not have. Taigi trečioji dalis. God chooses Israel. Taigi Dievas išsirenka Izraelį. A tree with 4 people to represent the family of God. Taigi mes matome paveikslą, kuriame yra 4 žmonės, kurie atstovauja Dievo šeimą. The 4 people in the tree are Abraham, Isaac, Jacob and Joseph. Taigi tie 4 žmonės šiame medyje, kurie yra pavaizduoti, tai yra Abraomas, Izaokas, Jokūbas ir Juozapas. They are wanderers and travelers. Jie yra klajotojai ir keliautojai. They are traveling with hope to the land that God will show them. Jie keliauja su viltimi į tą žemę, kurią jiems Dievas parodė. And this was the passage we read this morning. Ir tai buvo ištrauka, kurią mes skaitėme šį God rytą. said to Abraham, Lech lecha, get up and go. Taigi Dievas pasakė Abraomui, kelkis ir eik From your land iš savo žemės to the land I will show you. į tą žemę, kurią aš tau parodysiu. And I will, that's the first promise, the land. I will make you a great nation. Taigi ir pirmoji vieta yra, kad aš iš tavęs padarysiu Second didžiulę promise. tautą. And I will bless you. Okay, which place I would be precise? Thank you. Genesis 12. Taip, okay. Or stand with Genesis. me here. Just I found 12 nuo 1. Viešpats tarė Abraomui, eik iš savo gimtojo krašto, savo tėvo namų į kraštą, kurį tau parodysiu. Padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave. And I will make your name great. Aš išaukštinsiu tavo vardą And you will be a blessing. ir tu būsi palaiminimas. And I will bless those who bless you. Laiminsiu tave laiminančius Whereas the one who curses you, I will curse. ir keiksiu tave keikiančius. And in you will be blessed all families on the earth. Visos žemės gentys ras tavyje palaiminimą. 7 promises of blessing. Taigi mes turime 7 palaiminimus, 7 pažadus. God has not changed his mind. Dievas nepakeitė savo minties. And in the book of Galatians, we read in chapter 3, Taigi knygoje Galatams 3 skyriuje mes skaitome. just as Abraham believed in God. So which part? Galatians Have a look 3. at my English. And Yeah, I have translate 3 from there. and Galatians chapter 3, verse 6 to 9. 6-9. Taigi laiškas Galatams 3 skyrius nuo 6 eilutės. Taip Abraomas patikėjo Dievu ir tai jam buvo įskaityta teisumu. It was counted to him as being righteous. Taigi jam buvo įskaityta visa teisumu. And the scriptures, this is verse 8, foreseeing that God would justify the nations, Ir raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu nuteisina pagonis, by faith, tikėjimu preached the gospel to Abraham beforehand, iš anksto paskelbė Abraomui gerąją naujieną, saying, in you all nations shall be blessed. sakydamas jam, kad tavyje bus palaimintos visos tautos. So God wants to bless the people of Lithuania. Taigi Dievas nori palaiminti Lietuvos žmonės. And we are blessed through the promise he made to Abraham, Ir mes esame palaiminti per tą pažadą, kurį jis davė Abraomui, which is fulfilled in the coming of Christ. kuris yra išpildytas Kristaus atėjimui. We cannot separate the coming of Christ from the promise to Abraham. Mes negalime atskirti Jėzaus atėjimo nuo pažado Abraomui. And God's choice of Abraham is to be a blessing for all nations. Ir Abraomo išrinkimas būti palaiminimu visoms tautoms. And it's also to bless Abraham and his people. Ir lygiai taip pat laiminti Abraomą ir jo žmonės. And I'm going to jump through the story.
We then carry on through this story. Act 3, scene 2. Taigi mes tęsime toliau mūsų istoriją, trečias veiksmas. The picture shows God through Moses parting the Red Sea. Taigi mes matome paveikslą, kuris rodo, kaip Dievas perskiria jūrą, per kurią pereina Mozė. The slaves in Egypt are escaping injustice and tyranny. Taigi žydai pabėga iš Egipto, pabėga nuo tironijos ir pabėga nuo vergovės. And then they come to the wilderness. Ir tada jie ateina į laukymę. Act 3, scene 3. Taigi trečias veiksmas, trečioji dalis. This is a long act. Tai pakankamai ilgas veiksmas. It's like in the opera. Do you ever go to the opera? Tai yra labai panašu į operą, ir jūs kas nors Act 3 lankotės. is the longest act. Trečioji dalis operoje yra pati ilgiausia. 40 years wandering in the wilderness. Taigi 40 metų klajojant A dykynėje. line randomly wanders around the page. Taigi mes matome skaidrę, kaip linija tiesiog kaip klajojanti po puslapį, Until it ends at a gravestone, kol prieina prie paminklinio which akmens. represents the death of the unbelieving generation. Taigi, kuri atstovauja, kuri parodo, kaip kartos, kuri netikėjo, parodo jos mirtį. Somebody was talking to me, they said, you don't start life until you're 40. Daugelis, su kuo esu bendravęs, sako, kad tavo gyvenimas neprasideda tol, kol dar nesukako 40 metų. Sometimes we spend 40 years of wandering until we really know how to be a disciple of Taigi, Jesus. kartais mes tiesiog užtrunka 40 metų, kol mes išsiaiškiname, kad mes esame Jėzaus mokiniai. Act 3, scene 4, we come into the promised land. Taigi trečias veiksmas, ketvirtoji dalis, mes atkeliaujame į pažadėtąją žemę. The walls of Jericho mark the first town the children of Israel conquer as they reclaim the promised land that God gives them. Taigi, kaip matome, šioje veiksmo dalyje Jericho sienos sugriūna. Taigi tai yra pirmasis miestas, kurį Izraelis užkariauja, taip kaip pažadėtąją žemę, kaip pažadėtąją vietą jų gyvenimui. Their purpose is to live in the land in peace and security with justice. Taigi tikslas yra būtent gyventi taikoje, gyventi saugume ir gyventi teisingai. But it all goes wrong. Taigi, bet viskas pakrypsta ne taip. The book of Judges. Taigi mes turime Teisėjų knygą. 2 arrows create a never-ending circle representing the children of Israel, turning to God and away from God, over and over again. Taigi dvi strėlės pavaizduoja nesibaigiantį ratą, kuris pavaizduoja būtent Izraelio vaikus, kurie nusigręžia nuo Dievo, vėl į jį atsigręžia ir vėl tai vis kartojasi. History repeats itself. Taigi, kaip sakoma, istorija yra linkusi pasikartoti. It has to. Ir ji turi, No one listens. nes niekas nesiklauso. History repeats itself. Istorija linkusi kartotis. It has to. Ir ji turi, No one listens. niekas nesiklauso. History, I said it already. 3 times. 3 times. History, yes, you know. Jūs tai žinote. That's the story of Judges. Tai yra tokia Teisėjų knyga. And then we come to the kings. Tada mes atkeliaujame prie karalių The knygos. crown represents the kings the people ask God to give them. Taigi karūna vaizduoja karalius, kurių Dievo tauta prašė iš Dievo. The megaphone, the loudspeaker, Tai kaip mes matome kampelėje parodytą reminds us that garsiakalbį. God sent his prophets Taigi primena, kad Dievas siuntė savo pranašus to warn the people įspėti žmonės and come back to them. ir sugrįžti pas jį. We have a choice to make. Mes turime daryti sprendimą, mes turime apsispręsti. Do we put God first in our lives? Ar mes savo gyvenimuose Dievą statome į pirmąją vietą, Or do we follow our own path? ar mes einame, sekame savo asmeniniu keliu. Put God first. Svečias sako, statykime Dievą į pirmąją vietą. Otherwise, there are consequences. Priešingų atveju mūsų laukia pasiekmes. A sad face with tears Taigi mes matome liūdną ašarojantį veiduką. is used to represent the tragic consequences of sin. Taigi šis veidas rodo, būtent jis parodo, pavaizduoja, tai yra tragiškas nuodėmės pasiekmes. The loudspeaker shows that the prophets, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah,
continue to plead with the people to turn back to God. Taigi mes matome vėl kampelėje garsiakalbį, kuris vaizduoja, kad pranašai Izaijas, Ezekielis ir kiti kvietė Izraelį vėl atsigręžti į Dievą ir jie maldavo Dievo, kad jie sugrįžtų prie jo. Atsiprašau, neteisingai pasakiau. Ir jie maldavo savo tautos, kad jie atsigręžtų į Dievą, sugrįžtų pas jį. I've spoken 45 minutes. Shall I stop here for some questions or shall I keep going? Aš jau jums kalbėjau 45 minutės, ar gal tęsti, ar jau pauzę. Okay, we're still in the middle of Act 3. Kol kas mes dar tebesame trečio veiksmo viduryje. After this act, there'll be intermission. You can get popcorn. Taigi po to turėsite laiko ir aptarsite. A U-turn represents that God brought his people back out of exile in Babylon and brought them back to their land. Taigi mes matome vėl ženklą, tai yra apsisukimas, kai mes važiuojame autostradą ir ženklas, jeigu norime sugrįžti atgal. Neteisingai esam pasukę. Tai šitą strėlė rodo, kad Dievas susigrąžino savo žmonės iš tremties vėl atgal į jų žemę. And they come back to the land and they are waiting for the coming of the Messiah. Ir jie sugrįžo žemę ir laukė savo mesijo. For 400 years. Taigi 400 metų. Now, often we say this is the silent time. Dažnai mes tai sakome, kad tai yra tylos laikas, tylos metas. But if you know anything about Jewish people, we do not keep silent. Bet jeigu jūs ką nors žinote apie žydų tautą, mes nebūname ramus, nes nebūname tyloje tylus. While we're in exile, we are bringing the books of the Bible together. Kol mes esame ištremtyje, mes vėl susigrąžiname vėl Biblijas. The worship of the synagogue is beginning. Vėl prasideda šlovinimas sinagogose. The different groups, the Pharisees and the Sadducees and the Essenes and the Zealots, they're all starting. Visi, kuriuos dabar išvardino, Pharisees, fariziejai, Sadducees, sadukėjai, Essenes, Zealots, freedom fighters, kovotojai už laisvę. and other groups, 2 Jews, 3 opinions. Ir dar kitos grupės, ir kaip svečias primena, 2 žydai, 3 nuomonės. But at the time that Jesus comes, we've had a long historical development. Bet iki to laiko, kol ateis Jėzus, mes turime ilgą būtent istorijos vystymą, visą tiesiog I give you the chart for your eigą homework. jos. And then Act 4, Jesus. Taigi mes turime 4 dalis Jėzus. Most Christians begin the story in Act 4. Dauguma krikščionių būtent pradeda istoriją 4 dalimi, 4 veiksmu. We need to tell the story with Acts 1, 2, and 3. Bet mums reikia pasakoti istoriją, pradedant nuo 1, 2 ir 3 veiksmų. The 4 books represent the first 4 books of the New Testament. Skaidriai matome 4 knygas, kurios vaizduoja 4 Naujojo testamento knygas. Tai yra The cross on the cover reminds us that these are the books that tell us about the life and death and resurrection of Jesus. Taigi šios 4 knygos mato Marko, Luko ir Jono evangelijos. Ir kryžius ant viršelio mums primena, kad šitos knygos pasakoja apie Jėzaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą. Act 5. 5 scena, 5 veiksmas. The birth of the church. Bažnyčios gimimas. The coming of the Holy Spirit. Šventosios dvasios ateijimas. So we draw a heart. Taigi mes, because the Holy Spirit comes into your heart. Kadangi šventoji dvasia ateina į mūsų širdis. After the death and resurrection of Jesus. Po Jėzaus mirties ir prisikėlimo. The Holy Spirit now comes to live inside all who believe in him. Taigi šventoji dvasia ateina ir apsigyvena kiekviename, kas tiki į jį, į Jėzų. And his power comes into us and his power flows out from us. Jo jėga ateina į mus ir jo jėga skleidžiasi iš mūsų. Acts 5 scene 2, we are sent out to make disciples of all nations. Taigi 5 veiksmas, 2 dalis. Mes esame išsiųsti pasaulį padaryti kitų tautų žmonės jo mokiniais. We are to tell others about Jesus and help them to become his disciples. Taigi mes turim papasakoti apie Jėzų ir padėti jiems tapti jo mokiniais. To become learners.
tiesiog tapti mokiniais kaip to mokykloje, become students. kad taptume kaip studentai universitete. In Jewish life, we say, if you want to learn, Žydų kalboje mes sakome, jeigu tu nori išmokti, find yourself a teacher. taigi jeigu tu nori mokytis, susirask savo mokytoją Find yourself a fellow disciple ir taip pat savo susirask draugą, bendrą mintį. and go and learn. Eik ir mokykis. And do not say, I will study when I have time. Ir nesakyk, kad aš mokysiu, studijuosiu, kai turėsiu laiko. You will never have time. Jūs niekada neturėsite laiko. Start now. Pradėkite dabar. Act 6, 6 veiksmas. new beginnings. Nauja pradžia. And we draw a picture of the earth with the number 2. Ir taigi mes turime žemės gaublį nupieštą, bet prirašytas skaičius 2. This represents the new heavens and the new earth that God will create in the future when Jesus returns. Tai vaizduoja naują žemę ir naują dangų, kurią Dievas sukurs ateityje, kai Jėzus vėl sugrįš. The best is yet to come. Visa geriausia dar laukia ateityje. That's the whole picture in 16 scenes. Taigi yra visas bendras vaizdas per 16 This is situacijų. the story of the Bible, the canonical narrative. Tai yra Biblijos istorija, tai yra kanoninis pasakojimas. So let me come to my conclusion and then we'll have some questions Taigi, and discussion. Thank you for your attention. Pabaigai turiu dar mintį ir tada jūsų klausimai. Ir džiaugiuosi ir dėkoju jūsų dėmesį, kad klausotės. The church without Israel is incomplete. It's not complete. Taigi, bažnyčia be Izraelio yra nepilna. And Israel without the Messiah is incomplete. Lygiai taip pat Izraelis be Mesijo taip pat yra nepilnas. And the church is mysteriously bound to the mystery of Israel. Ir bažnyčia yra paslaptingai susijusi būtent su Izraeliu. And that means that you and I have something to do. Ir tai reiškia, kad jūs ir aš mes turime kažką daryti. It means that we need to tell people this good news. Taigi reiškia, kad mes turime sakyti, kalbėti žmonėms šitą gerąją naujieną. We need to preach the gospel to Israel and all nations. Mes turime skelbti Evangeliją Izraeliui ir visoms tautoms. And we need to put things right that have gone wrong. Ir mes turime atstatyti, atkurti, sudėti į vietas visą, kas pakrypo ne tuo keliu. Christians need to repent of the errors. Krikščionys turi atgailauti dėl savo klaidų. And they also need to ask forgiveness. Ir jie taip pat turi prašyti atleidimo. And they need to be reconciled with the Jewish people. Ir jie turi būti susitaikinę, jie turi susitaikinti su žydų žmonėmis, su žydų tauta. And that is our calling as believers in the Messiah. Ir tai yra mūsų pašaukimas, kaip tie, kurie tikime į Mesiją. To bring shalom, Atnešti šalom, to bring peace, atnešti taiką, to bring forgiveness, atnešti atleidimą, to bring healing, atnešti išgydymą, to bring reconciliation. atnešti susitaikinimą. And then we will know true shalom. Ir tada mes tikrai pažinsime tikrąjį šalom. Thank you for your patience. Ačiū už jūsų kantrybę. Let's pause there for questions Taigi and dabar discussion. stabtelkime jūsų klausimams, gal kokį klausimą turite ar kažkokią tai diskusijai. Na tai tik arčiau yra mikrofonas. Ieva yra mikrofonas, so Eve has double question. Yeah. Toks klausimas iš vienos pusės, jeigu žydai, ortodoksai išpažįsta Izraelio dievą, bet nepripažįsta Ješuą kaip Mesiją, ar jie iš tikrųjų pažįsta savo dievą ir turi su juo asmeninį santykį? Yeah.
Ir antroji dalis, Gal pirmą dalį, bet čia bet jos tokias, žodžiu, susijusios, gal išplės atsakymą. Ir krikščionys, kurie išpažįsta Ješuą, acknowledge Yeshua, who believe in Yeshua, bet jie atskiria jį nuo jo žydiškumo, they separated from his Jewishness. neišpažįsta jo kaip žydų karaliaus, They didn't acknowledge him as a king. ar jie iš tikrųjų pažįsta, ką jie garbina. Do they truly know whom they worship? Very good questions. Labai geri klausimai. What do you think? O ką tu manai? Yeah, when you get a difficult question, you always say, very good question, what do you think? Kai užduodami geri klausimai, sutinki klausimai, dar reikia paklausti klausiančiojo, o ką tu arba ką jūs manote? Yeah, thank you. That brings together these two mysterious things. Tie du dalykai be abejo, jie sueina kartu. When I spend time with my Orthodox Jewish friends in Mea Shearim in Jerusalem, Kai iš Jeruzalėje praleidau laiką su savo ortodoksų draugu, I am so jealous of the way they pray. aš taip pavydėjau būtent taip, kaip jie meldėsi. Aš tiesiog man kėlė pavydą jų malda, jų meldimasis And their joy in worshipping God. ir jų džiaugsmas, kai jie šlovina Dievą. I know that Jesus said, no one comes to the Father except through me. Aš žinom, kad Jėzus pasakė, kad niekas kitas neteis pas Dievą kaip tik per mane. But I also know that many of my Jewish friends have a genuine sense of the love of God and a relationship with God. Bet aš žinau, kad daugelis iš mano draugų tiesiog jie suvokia, jie viduje žino, kad jie supranta Dievo meilę. So even though they do not believe in Jesus, Not ir tuo atveju, jeigu kai jie netiki į Jėzų and even though Jesus is hidden from them, ir nors Jėzus yra nuo jų paslėptas, I believe that it is only through Jesus that anyone can know God. aš tikiu, kad tik tais per Jėzų galime pažinti Dievą. And that brings me to the second part of your question. Ir tada man ateina atsakymas į antrąją klausimo dalį. The church thinks that Jesus is separated from his people. Taigi bažnyčia mano teigia, kad Jėzus yra atskirtas nuo savo tautos. But he is not separated from his people. Bet jis nėra atskirtas nuo savo tautos. He prays on the cross, Father, forgive them, they do not know what they do. Ant kryžiaus kabodamas jis meldžiasi ir Tėve atleisk, nes jie nežino, ką daro. He says, you will not see me again until you say, Baruch haba b'shem Adonai, blessed is he who comes in the name of the Lord. Jūs manęs nepamatysite iki tol, kol ateis momentas palaimintas, kuris ateina Viešpaties vardu. Right now, only a small remnant of Israel believe in the Messiah of Israel. Šiandien tik mažas likutis tiki į Mesiją. Maybe 2%. Galbūt kokie 2%. Maybe 98% of the Jewish people do not believe in Jesus and do not really want to believe in Jesus because of the way the Christians have treated us in the name of Jesus. Kokie 98% iš vis netiki ir į Jėzų ir jie apskritai netiki turėdami, suprasdami ir prisimindami, ką jiems padarė krikščionys. But Yeshua, Jesus, is, if you like, the Shekinah, the dwelling of God in human form. Bet Jėzus tai yra būtent, kudis Šekina? The Shekinah, the glory of God, Tai yra, Shekinah. tai yra Dievo šlovė. The Word became flesh and lived among us, John chapter 1. Evangelija pagal Joną sakome, kad žodis tapo kūnu ir gyveno tarpe mūsų. And in some mysterious way, Jesus is still living with and in his people. Ir paslaptingų būdų Jėzus gyvena savo žmonėse ir tarp savo žmonių, tarp savo tautos. Now we read, believe in your heart and confess with your lips that Jesus is risen from the dead and you shall be saved. Taigi mes savo širdimi ir lūpomis išpažįstame, kad Jėzus yra prisikėlęs iš numirus, risen and. Believe in your heart and confess with your lips that Jesus is Lord. Kad Jėzus yra Jesus viešpats, is risen from the dead, you shall be prisikėlęs saved. iš numirusių ir tu ir jūs būsite išgelbėti. That is the good news that we proclaim. Tai yra geroji žinia, geroji naujiena, kurią mes skelbėme. But I trust God that God knows what he is doing.
Bet aš pasitikiu Dievu ir žinau, kad Dievas daro tai, ką jis turi daryti. And right now there is a partial hardening. That's what the Apostle Paul says. Kaip A partial hardening over Israel. Kaip Paulius apaštalas sako, kad dabar yra dalinis užkietėjimas, dalinis širdžių užkietėjimas žydų tautoje. But one day all Israel will be saved. Bet vieną dieną visas Izraelis bus išgelbėtas. And for us as Christians, as believers in Jesus, we need to see Jesus in his full humanity. Ir mes kaip tikintieji į Jėzų, mes turime matyti, turime žvelgti į Jėzų kaip į žmogų, kaip į jo žmogiškumą. And in his full deity, he is fully human and fully God. Ir į jo dieviškumą, jis yra visiškai žmogus ir jis yra visiškai Dievas. And this is the mystery of the Trinity. Ir tai yra švenčiausios trejybės paslaptis. We believe in one God, Father, Son, and Holy Spirit. Mes tikime į vieną Dievą, Dievą Tėvą, Dievą Sūnų ir Dievą Šventąją Dvasią. And to believe in the full humanity of Jesus includes the full Jewishness of Jesus. Ir jeigu tikėti Jėzų dieviškai, Jėzų žmogiškai tikėti, He teaches like a rabbi. Tikėti į jo žmogiškumą, kad jis yra žmogus, jis mokina kaip rabinas, kaip mokytojas. He fulfills the prophecies of the Messiah. Jis išpildo Mesijo pažadus, He pranašystės. came to the lost sheep of the house of Israel. Jis atėjo į paklydusias Izraelio avis. The nations are grafted into God's promises. Taigi tautos yra įskiepytos pagal Dievo pažadą. But Jesus came first for the lost sheep of the house of Israel. Bet Jėzus pirmiausia atėjo pas paklydusias Izraelio avis. We must not go beyond what the Bible clearly teaches. Mes negalime peržengti ribos ir eiti, ką iš tikrųjų Biblija mokina. So I like your double question Taigi man patinka būtent tavo dvigubas klausimas. because you are expressing two things that I think we need to hold in tension. Taigi tu kalbė apie du klausimus, išreiški du klausimus, kuriuos mes tiesiog į tai turime susitelkti ir į tai atkreipti dėmesį. Those who worship God must worship him in spirit and in truth. Tie, kurie šlovina Dievą, jie turi šlovinti dvasia ir tiesa. I'm not going to judge anybody's heart. Aš neketinu teisti ne vienos širdies, ne vieno tikinčiojo širdies. I can't even judge my own heart. Aš taip pat negaliu teisti ir savo širdies. Am I worshiping God in spirit and in truth? Ar aš šlovinu Dievą tiesa ir dvasia? I hope so. Aš taip tikiuosi. I repent of my sin. Aš atgalavau dėl savo I ask God nuodėmės. for forgiveness. Aš prašiau Dievo I atleidimo. believe in Jesus, Aš tikiu Jėzų. that he died for my sin. Aš tikiu, kad jis and numirė rose už from mano the dead. kad jis numirė už mano nuodėmės ir But I prisikėlė iš know I need numirusių. his grace and forgiveness and love and mercy and healing and cleansing. Bet aš žinau jo atleidimą, jo išgelbėjimą, jo apvalymą, mano nuodėmių nuvalymą. So it's not Jo for me to išgelbėjimą. judge my neighbor, Taigi ir ne man teisti mano kaimyno, but I hope so. bet aš tikiuosi, aš viliuosi. And I trust God. Ir aš pasitikiu Dievu. Other questions? Gal dar kam kilo Comments? klausimų? You need a break. Yeah. Ateik ir čia prie mikrofono. Klausimas yra apie tai, kada bažnyčia tapo, ar galima taip sakyti, antisemitinė. Ir kaip tai atsispindi Naujajam testamente ir ar tai atsispindi apaštalų darbuose ir panašiai, tas, sakykime, žydų išstūmimas iš bažnyčios. Yeah. Thank you. That was the section I did not include. Tai yra dalis būtent, kurios aš neįtraukiau. So I will just show you some of this.
jums parodysiu šiek tiek, ką esu paruošęs. There are lots of things in the New Testament Naujajame testamente yra labai daug įvairių dalykų, where Jesus is arguing with the Pharisees. kur Jėzus ginčijasi su fariziejais. And he's sometimes very Jewish. We have big arguments. Ir kartais jis būna taip žydas, kad mes tiesiog, kaip ir mes visi kartais be galo stipriai ir daug ginčijamės. And then we go and eat. O po to mes tiesiog einame pavalgyti. And in Jewish life, argument is a form of friendship and intimacy. Taigi, žydų tautoje, žydų kultūroje ginčijimasis tai yra ir kaip artumo ir bendrystės ženklas. I don't know you well enough to argue with you. Aš nežinau, ar tu esi linkusi ginčytis, ar jūs esate linkęs ginčytis, But when I know you better, I can have a proper argument with you. bet jeigu pažinčiau jūs geriau, aš tikrai galėčiau rimtai padiskutuoti arba pasiginčyti. But the arguments that Jesus has with the Pharisees and the Sadducees and the Jewish leaders Bet Jėzus, kai jis ginčiasi su fariziejais, su sadukėjais ir su bažnyčios vadovais, su tuometinės bažnyčios vadovais sinagogos, after the time of the New Testament, the early Christians think that these are Jesus against all Jews. taigi Naujajame testamente randame, kad jie yra būtent tie žydai, kurie yra priešiškai nusiteikę prieš Jėzų. The main people Jesus is arguing with is his own disciples. Pagrindiniai žmonės, būtent su kuriais jis ginčiasi, tai yra jo mokiniai. He says they're so stupid and so foolish they don't understand. Jie sako, jie tokie kvaili, neišmanėliai, jie nieko nesupranta. And then we have in the history of Christianity Taigi krikščionybės istorijoje the development of the replacement theology. mes turime patį tos pakeitimo teologijos, patį tą vystimosi procesą. And we should understand that this is because Jews and Christians Tai yra todėl, kad jie žydai ir krikščionys, are minority groups in the Roman Empire. tai yra grupės, tai yra mažumos grupės, kurios buvo Romos imperijoje. And Justin Martyr, one of the first early Christian writers, Ir and Justin- Irenaeus, Taigi Justin Martyras ir Irinėjus, they have this four-step biblical narrative of creation, fall, redemption, and second coming. taigi jų biblinis pasakojimas taip pat buvo sudarytas iš 4 dalių. Tai yra kūrimas, tai yra nuopolis, atpirkimas ir atbaigimas. They say that the true Israel of God is not carnal, a physical Jewish people, but a spiritual Israel, the church. Taigi tikras Izraelis tai nėra žmogiškas, tai nėra kūniškas, bet dvasinis Izraelis. And then Tertullian, another early Christian father, Ir kitas ankstyvųjų tėvų Tertulianas, he says that the new law of Jesus tai jis sako, kad naujas Jėzaus įstatymas is a law of peace and love, tai yra meilės ir taikos įstatymas. and that replaces the Old Testament law, the law of retribution and justice. Ir tai yra tas įstatymas, kuris pakeičia Senojo testamento senąjį įstatymą. Now, this is a wrong understanding Tai yra- of the relationship between law and grace. Tai yra klaidingas supratimas būtent tarp įstatymo ir malonės. Grace is what leads to law. Malonė yra tai, kas veda prie įstatymo. Israel is slaves in Egypt, and God takes them out of slavery. Taigi, Izraelis buvo patekęs į vergyją Egipte ir jį Dievas išvedė iš Egipto vergyjos į dykumą. And he gives them the law. Ir jis jiems ten duoda įstatymą. And the law is the way to live God's character and God's values in the land of Israel. Taigi ir tas įstatymas, tai yra Dievo nurodymai, kaip Izraeliui gyventi žemėje, į kurią jie ateis. There are many others in the history of the church who Histori- developed this anti-Jewish teaching. Bažnyčios istorija yra dar daugiau mokymų, būtent kurie vystė tą pakeitimo teologijos sampratą. And they use this to justify persecution of the Jews. Ir jie tai naudojo tam, kad pateisinti žydų persekiojimą.
And I don't have time now to tell you all about them, but here is the slides. If you want to do the homework, I give you the homework. Taigi, iš tikrųjų būtų dar labai galima daug pasakoti šią temą, bet aš dar kartą primenu, kad yra skaidrios, kuriuos aš su jumis mielai pasidalinsiu ir tada jūs patys galite paieškoti ir patys domėtis, patys pasimokinti. Anyone else? Gal dar būtų klausimų? Sure. Gal būtų galima ateiti prie mikrofono ir paklausti lietuviškai. Please, I'm here Todėl, to kad, atsiprašau, audito... Is it possible to ask you a question in person? Yeah. Taip, žinoma. Afterwards, please. Yeah. Yeah. Norėjau paklausti, kaip paaiškinti žmonėm, kokia yra teologinė prasmė, kad būtent žydų tauta yra išrinktoji tauta. What is the theological sense to explain people that the Jewish people is the chosen nation? Yeah. I would start with where people are. Aš pradėčiau būtent nuo tos vietos, kurioje pozicijoje žmonės, su kuriais kalbatės, koks yra jūsų supratimas, kaip jie toje pozicijoje yra. Do they believe in God? Ar jie pirmiausia, ar jie tiki į Dievą? If they say yes, do you believe in Jesus? Jeigu jie atsako taip, tada klausimas, ar jie tiki į Jėzų. If they say yes, do you believe that God has called you and chosen you to be his disciple? Tada klausimas kitas, jeigu atsakymas yra taip, tai ar tiki, kad Dievas pašaukė tave, has called you to? God has called you to be his child, his disciple. Ar kad Dievas pašaukė tave būti jo vaiku, būti jo mokiniu, mokinė? So I'm starting with the assumption that people already believe in God. Taigi aš padinu tuo, kad jau tikrai yra prielaida, kad žmonės tiki į Dievą, žmonės tiki And have a personal relationship with God through Jesus. ir turi asmeninį santykį su Dievu per Jėzų. And then I'm talking to somebody with faith Ir tada kalbu su kažkuo, kas yra tikintis, who wants to learn. su tuo, kuris nori išmokti. And then I think there are several ways. Aš manau, kad yra keletą būdų arba keletą kelių. We are in a society here which has a long history. Mes čia esame šioje visuomenėje ir šiame krašte šalis kraštas, kuris turi ilgą istoriją. Good things have happened to the Jewish people and bad things have happened to the Jewish Kalbant apie people. tai, kad žydai, kurie gyveno Lietuvoje, turėjo gerų dalykų, jiems įvyko gerų dalykų ir jiems įvyko be galo blogų dalykų. So how do I help my Christian brothers and sisters to have a love for the Jewish people Taigi kaip aš galiu padėti savo krikščionims, broliams ir seserims pamilti žydų tautą and see the significance of Israel? ir pamatyti Izraelio svarbą, jo reikšmę. Here is one way. Tai yra vienas iš būdų. Do you ever do wrong? Ar kada nors klystat? Yes. Taip. What do you do when you do wrong? O ką darote, kai klystate? I ask God to forgive me. Aš prašau Dievo atleisti man. Do you know that God forgives you? Ar žinai, kad tau Dievas atleidžia? Yes, Jesus died on the cross and rose again from the dead. Taip, Jėzus numirė ant kryžiaus ir prisikėlė iš numirusių. So God has not got rid of you because you are a sinner. Taigi Dievas neatsisakė, neišsižadėjo tavęs, jeigu tu nusidėjai. No. Ne. Well, God said the same about Israel. Dievas pasakė lygiai tą patį apie Izraelį. Israel is graven on the palm of God's hands. Izraelis yra įrašytas jo delne. Even though Israel sins, God will never cast her off. Net ir jeigu Izraelis nusideda, Dievas jo neatsižada. If Israel was cast off because of her sin, Jeigu Izraelis būtų atmestas, jeigu būtų jo išsižadėti dėl to, kad nusidėjo, you and I will be cast off because of our sin. tada tu, jūs ir aš, mes taip pat būtume atmesti dėl savo nuodėmių. God is faithful to his covenant, Dievas yra ištikimas savo sandorai. even if you and I are unfaithful. Net jeigu tu ir aš esame neištikimi.
That's one place. The other place is to start with the whole story of the Bible, as Yeah. I've tried to say. Tai yra vienas variantas. Ir kitas, tai yra taip pat ir pradėti būtent visą Biblijos istoriją, taip kaip ir buvo parodyta etapais, kaip viskas vyko. We cannot really understand our place in God's story Tikrai mes patys ne visada galim gerai suprasti, kokia yra mūsų vieta Dievo istorijoje, unless we understand the place of Israel in God's story. kol mes nesuprasime, kokia yra Izraelio vieta Dievo istorijoje. Because it's only through the call and the place of Israel that the nations are included in God's purposes. Taigi, nes per Izraelio pašaukimą, per šitą pašaukimą visos tautos yra įtrauktos į Dievo planą, būtent būti kartu. So I'm talking to people who already have a faith and want to know God better. Taigi, kai aš kalbuosi su tikinčiais žmonėmis ir kurie nori labiau pažinti Dievą And believe in Jesus. ir įtikėti Jėzų, And tikėti if juo, they believe that Jesus is coming again, ir jeigu jie tiki, kad Jėzus vėl sugrįžta, he is coming again as King of the Jews and Savior of all nations. jis ateina kaip žydų karalius ir visų tautų gelbėtojas. When I try to answer questions like that, Kai aš stengiuosi atsakyti klausimus būtent va tokiu būdu taip, I try to listen to people's hearts aš stengiuosi įsiklausyti žmonių širdis, and not just what they believe in their heads. bet ne tuo būtent, ką jie tiki savo galvose. And then I pray and I ask God to give me the right things to say to this Tada person. aš meldžiuosi ir prašau Dievo, kad man duotų tinkamus atsakymus, būtent atsakyti taip, kaip jis nori, kaip turi būti. The mystery of Israel cannot be understood just through thinking. Taigi Izraelio paslaptis negali būti tiesiog suvokta, suprasta vien tik galvojant per It's a mąstymą. spiritual revelation. Tai yra dvasinis apreiškimas. It's like switching on a light. Tai yra prilygsta būtent tai, kaip mes paspaudžiame mygtuką ir įsijungia šviesa. But as you study the scriptures, Bet kai jūs pradedate nagrinėti, and tyrinėti as you raštus ask God to show you more of his truth, ir prašote Dievo, kad jis atskleistų daugiau tiesos, you receive that spiritual revelation. tada gauni būtent tą dvasinį apreiškimą. Does that help? Ar aš padėjau su atsakymu? Yeah, great question. Geras klausimas. This was the conclusion slide. How to respond. Taigi ir dabar mes turime paskutinę skaidrę, kaip į visą tai reaguoti, kaip į visą tai atsakyti. Accentuate the positive. Taigi visų pirmiausia, mes turime akcentuoti, pabrėžti, kas yra teigiama, teigiamumą, pozityvą. That was a song by Bing Crosby. Do you know that song? Bing Crosby daina yra tokia. Be positive, Būkit pozityvus, not negative. nebūkit negatyvus, nebūkite neigiamo požiūrio. I have so many wrong doctrines myself. Aš pats turiu iš tikrųjų tokių klaidingų, tokių doktrinų kaip mokymų. I can't correct everybody else's. Aš negaliu visų kitų kiekvieno taisyti. So be positive in maintaining the ongoing call of Israel, that God has not abandoned the Jewish people. Taigi būkite teigiami, nes ir palaikykite būtent tą idėją, kad Dievas pašaukė Izraelį. Scripture clearly teaches that God has not abandoned his people whom he foreknew. Taigi raštas aiškiai sako, kad Dievas neišsižadėjo Izraelio. Recognize Jesus not only as the Savior of all the world, but as the Messiah of Israel. Taigi pripažinti, kad Jėzus yra ne tik pasaulio gelbėtojas, bet jis yra ir The Messiah of Israel. kad jis yra ir Izraelio mesijas. Do not separate his Jewishness Neatskirkite jo žydiškumo from his divinity. nuo jo dieviškumo. Yeah. Share the good news of Jesus with everyone. Dalinkitės gerąją naujieną su Jėzumi, apie Jėzų, su kiekvienu. You don't even have to be Jewish to believe in Jesus. Tau nebūtina ir jums nebūtina būti žydais, kad tikėti į Jėzų. You can even be British. Tu gali būti ir britas, You can even be Lithuanian. gali būti net ir lietuvis. Oy, oy, oy. Ai. And then do the spiritual work. Taigi atlikite dvasinį darbą. It's not just outward knowledge.
Tai nėra tik tais būtent, kad tos mūsų žinios. It's inward spiritual transformation. Tai yra vidinis, dvasinis pakeitimas, persikeitimas, persimainimas. As a man is on his knees, so he is. Is it That means it's not what you think or Tai yra- just what you do, tai it's yra- who you are when you are praying to God. Tai yra ne tai, kai tu esi ciklopęs ir meldiesi, bet tai yra tai, ką tu galvoji, ką tu mastai ir kaip tu meldiesi. This is a revelation by God's Spirit. Tai yra apreiškimas, kuris ateina iš Dievo dvasios. So we have to repent. I repent of not believing in Jesus. Taigi mes turime atgailauti. Aš atgailavau, kad netikėjau Jėzumi. The church has to repent of anti-Judaism and anti-Semitism. Bažnyčia turi atgailauti dėl antisemitizmo ir antijudaizmo. And then we have to receive God's love and forgiveness, not feeling guilty all the time, Taigi mes turime gauti Dievo atleidimą, but being reconciled, Israel and the nations reconciled. bet būti susitaikinu su Dievu kaip tautos ir Izraelis susitaikino. Make restitution. If I steal your bicycle and I say, oh, I'm very sorry I stole your bicycle, Taigi gražink, kas yra ne tavo, taigi atiduok, gražink, jeigu aš kažką padariau negero, aš turiu atsilyginti. I'm not going to give it back, I'm going to keep it, but I'm very sorry I stole it. Taigi čia eina kalba pavyzdys, pavyzdžiui, jeigu aš pavagiau kažkieno tai dviratį ir tai nėra tas variantas, kad aš pavagiau, aš pripažįstu, bet aš jo tau negražinu. That's not real reconciliation. Tai nėra tikras susitaikinimas. And then rejoice. Taigi ir kitas Rejoice punktas, in our džiaukimės. salvation. Taigi džiaukimės į savo išgelbėjimu And rejoice that God is faithful even when we are not faithful. ir džiaukimės, kad Dievas yra ištikimas, net kai ir mes esame neištikimi jam. And we rejoice that we have good news that Yeshua is the Messiah. Ir mes džiaukimės, kad Jėzus yra Mesijas. Okay, thank you. Ir mes džiaukimės gerąją naujieną. Slava Bogu. I will pray for you. Aš dabar už jūs pasimelsiu. May I pray? Let us stand. Oh, Father God, I pray that in the name of Jesus, Dieve, mūsų tėve, aš Jėzaus vardu meldžiu. you will take from what I've said and what has been in our thoughts and hearts the things that are from you. Aš manau, aš prašau tavęs paimti tuos žodžius, kurie buvo man lūpose, mano širdise ir kurie yra ne iš tavęs. That you will teach us to repent and receive forgiveness. Mokyk mus atgailauti ir priimti atgailą. That you will teach us to be reconciled. Mokyk mus būti būsenoje, kad mes būtume susitaikinime. That you will teach us to know you and love you as Messiah of Israel and Savior of all nations. Ir mokyk mus, kad mes būtume tavo mokiniai ir mes. And I pray for my brothers and sisters here. Aš meldžiuosi už savo brolius ir seseris esančius čia. I pray, O God, that the special calling that you are giving them to be ambassadors of reconciliation, Dieve, aš meldžiu už žmonės, kuriems tu davei pašaukimą, kad jie būtų tavo ambasadoriai čia. a community of shalom, Bendruomenė šalom. that you will help them to make peace between Israel and all nations. Kad tu padėtum jiems kurti taiką tarp Izraelio ir tarp tautų. The peace that passes all understanding. Taika, kuri perina, kuri viršyje bet kokį supratimą ir suvokimą. The peace that will keep our hearts and our minds in the knowledge and love of Yeshua, Jesus the Messiah. Taika, kuri mūsų širdise, mūsų protuose palaiko žinojimą apie Jėzų, jo pažinimą. May that peace rest upon us now and always. Tegu ši ramybė, taika nusileidžia ant mūsų ir pasilieka mumise. In Yeshua's name we pray. Ješuo vardu mes meldžiamės. Amen. 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 Thank you. Salvador.